Čia radijas. Koks radijas? Čia Jėzaus radijas. Jėzaus radijas. Sveiki, čia Jėzaus radijas ir aš vedėjas, brolis Gailius ir su manimi. Tėvas Pranciškus, garbė Jėzui Kristui, sveiki gyvi, mėly tikintieji. Taip, šiandien mes vėl apžvelgsime ir aptarsime keletą klausytojų laiškų, jų nuodėmių ir patarsime, kaip jiems elgtis ir ką daryti toliau, atsakysime jų klausimus. Mes esame vis tiek arčiau Dievo šiek tiek negu jūs esate. Jau patikėk tu manęs. Taigi, pirmasis mums rašo Artūras iš Vilniaus. Jis mums rašo, mano brolį gatvėje užkalbino mormonai ir patraukė į savo tikėjimą. Dabar jis turi 3 žmonas. Aš irgi visai norėčiau, patarkite, ką daryti, nenoriu padaryti klaidos. Visgi nėra tokio tikėjimo kaip mormonai. Yra normalus krikščionis, normalus krikščioniškas tikėjimas ir visokie šarlatanai ir sektos, kaip antai mormonai, krišnaistai, budistai, aš nežinau kokie dar šunistai, kas tiki į šunis, aš nežinau kažkokie tai dar. Tikrai, ko gero, yra tiesiog sektos, šarlatanai yra. Turėdamas 3 žmonas, na, tu atsakyk man, Artūrai, kokį tu matai pliusą 3 žmonų? Kaip dainavo toje dainoje, no problema kažką, tai tiošči toži 3, ten bilbai halastoj. Lygiai tas pats, tai vat būtent paklausyk dar kartą tos dainos ir suprasi, kad taip pat būdamas mormonų tu negalėsi gerti alkoholio, tą turbūt žinai, ir be abejo degsi pragare. Kitas laiškas. Jeigu Ieva ir Adomas turėjo 2 sūnus, tai iš kur tada mes? Iš kur atsirado dinozaurai? Aš iš karto norėčiau pasakyti, kad šį klausimą turbūt rašė psichiškai nesveikas žmogus. Aš net neįsivaizduoju, kaip jisai pas mus pakliuvo. Aš labai atsiprašau. Aš manau, kad mes tiesiog netgi neatsakinėsime. Neprivalom atsakinėti į kvailus klausimus. Idiotiškas klausimas ir pasigydykit galvą, prašom, broliai. Taip. Romualdas iš Jurbarko mums rašo, nudvėsė mūsų šuo ir vaikas nori jį palaidoti krikščioniškai. Aš tai žinau, kad šunys neturi sielų, bet vaikui dar nesakiau. Ką daryti? Atsakykite greičiau, nes šuva jau pradeda smirdėti. Romualdai iš Jurbarko, šuns laidoti krikščioniškai negalima. Galite vaikui tiesiog padaryti tokį baltą melą, pasakyti, kad šunys keliauja į šunų rojų ir jie nekeliaus į tenais, jeigu laidosite juos kaip žmogų. Jie tada nekeliaus į šunų dangų. Stiopa iš Vilniaus prisistato, klausytojas Stiopa, sako, mūsų klausė Pilaitės ežere paskandino mašiną su vienu tokiu verslininku bagažiniai, į kokią bažnyčią paaukoti, kad mūsų nuodėmės būtų atleistos. Melstis laiko neturime. Žmonės užimti. Aš galiu priminti, kad galima paaukoti taip pat ir Jėzaus radijo bažnyčiai naujai įsteigtai. Mums reikėtų stogo remonto. Be abejo. Ir taip pat Jeruzalės bažnyčiai taip pat reikia stogo remonto, taigi nesidrovėkite ir aukokite, nes galite tiek SMS-ais numerius 1769 siūsti aukos žodelį auka ir iš jūsų bus nuskaičiuota 10 litų, galite aukoti kiek tik norite. Valerijai iš Klaipėdos mūsų klausė, mano sūnus užsimanė lankyti baletą, čiūju, kad net laikysiu. Kiek sveikų Marijų man kainuotų apysunkis kūno sužalojimas? Kiek sunkus? Valerijai, turime tave nudžiuginti, kad iš tiesų apysunkis pas mus. Taip, tėvas Pranciškus dabar paskaičiuos, kiek ponui Valerijui kainuotų apysunkis ir kiek sunkus. Aš turiu pasakyti, kad ponas Valerijau net neapsimoka jums, šiaip aš paskaičiavau, jums net neapsimoka daryti apysunkio sužalojimą, nes už apysunkį jūs gaunate 93 sveikas Marijas ir 30 Tėve mūsų. Jeigu jūs darote iš karto sunku, jums tai kainuos tik tai 160 sveikų Marijų. Mums rašo Marius iš Vilniaus, aš dirbu padavėju, nekenčiu savo darbo, todėl niekad nesiplaunu rankų po tualeto. Bet gal yra kokių nors šlykštesnių dalykų, jūs jų kunigai turėtumėte žinoti. Šiaip, tiesą sakant, aš esu vėlgi ne aš, galbūt ne tai pradėjau, ne aš, bet mano pažįstamas vienas kunigas iš kažkurios bažnyčios yra laikęs vieną dieną ostijas savo kelnaitėse 2 dienas, po to dalino jas tikintiesiems ir, žodžiu, turėjo puikaus juoko,
po to nuoširdžiai atgailavo ir žinoma, Dievas jam atleido. Kiek aš žinau, tie žmonės, kurie gavo tas ostijas, buvo nusipelnę, nes jie buvo išpažinę prieš tai labai šlykščią savo nuodėmę. Tiesiog jo parapijoje tie žmonės nenešė aukų jau gal mėnesį. Šeštasis mums rašo, šeštoji netgi, sakyčiau, Vaida iš Kauno. Ji mums rašo, kad vienas kunigas pliaukštelėjo man per užpakalį. Aš nepagalvojus, instinktyviai pliaukštelėjau jam per veidą, kuris iš mūsų turėjo atsukti kitą žandą. Jeigu kunigas pliaukštelėjo tau per užpakalį, vadinasi, jis tiesiog bandė tave paskatinti, tikėti į Dievą. Jėzumi, tikėti Jėzus veido šviesa. Ir tau reikėjo atsukti antrą žandą.